Sveiki, gerbėmieji ir negerbėmieji plokščiaklokio žiūrovėliai. Paskrolinkim internetą ir paieškokim, ką nors tai įdomaus, ką šiandien pakalbėtis, kad patiktų mūsų protingiesiems žiūrovėliams protingiesiems. O, hold it. Aha, kažkur taigi matytas nukelis. Agi niekur kitur, kaip tik pas Vaidą Lekstutę aš jį esu matęs. Ir aš jį vadinu drifteriu, nes jis, matai, driftinimą labai mėgsta ir užsima tų driftą mašinų kažkokią tai apžiūrą ar remontų ar dar kažko. Nu tai pažiūrėkim, kokią gerą temą jis čia pasirinkęs. Jis rašo, taip gerai dar niekad negyvenom. Nu, pritariu, kad tikrai gyvenimas šiuo metu yra tikrai aukštam lygiai. Bet ar tikrai tu gali pritarti šitam dalykui? Kažkaip labai abejoju, čia labiau turėtų būti stumimas ant valstybės, ant valdžios ir panašiai. Nu, pasižiūrim. Reikalinga Wi-Fi rozetė, o gal apsaugos sistema namams. Paremsim drifterį. Taip. Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami ir artimieji. Šiandien važiuojant į varžybas, pervažinėjom per tiltą Kaune. Tai yra Vilnius-Kaunas magistralėje esantis tiltas, ganėtinai apkrautas, tai yra vienas iš pagrindinių kelių šalies. Daug automobilių važiuoja, didelis apkrovimas ir mes niekad negyvenome taip gerai Lietuvoje, kad tas tiltas yra ant tiek avarinio stovio, kad važiuojant per jį yra sumažintas greitis iki 50. Pala. Koks tiltas avarinės būklės, dar greitis ties Kronos tiltų ribojimas iki 50. Taip pat nuo spalio 4 dienos šioje atkarpoje bus susiaurintos važiuojamosios dalies juostos. Nu, reiškia, tiltas ruošiamas renovacijai. Ir dėl to jau yra žmonės pripratinami, kad jau tik varykit 50, nedaugiau. Nu, bet drifteriui, kaip suprantu, tai nepatiko. Kodėl nepatiko, pasiklausom? 10 km/h. Ir negana to, ant tilto dar stovi inkilas, tai vadinamas inkilas, tai yra greičio matavimo įrenginys, kuris... Hold it. Inkilas? Pala, gal aš čia akim blogai matau. Priartinkim. Kas čia per inkilas dabar? Čia kažkokia tai elektros paskirstimo dėžutė yra. Kur kamera? Kur blicas? Kur ertmės? Kur nufotkin drifterius, kurie viršį greitį ir nesilaika taisyklių, Kur čia dabar? Nu, nėr. Nufotkina kažkokią tai paskirstimą dėžutį ir jau jam čia matai inkils, nu gal ir panašus į inkilą, bet inkilų yra vadinamas kameras, kurios fiksuoja greitį ir nufotkina pažeidėją. Nu, bet čia nėra nei objektyvo, nei nieko čia nėra, čia kažkokia dėžalė yra paskirstymą. Nu, čia drifteris jau savo žuvytėms, kurios žiūri jį, jau ir susuko smegenis. O tie tai nesupras. Jie iš tikrųjų galvos, kad čia yra ta kamera. O čia visai ne kamera pasirodo. Kažkoks paskirstimo dėžė kažkokia. Padėt gal kažkas ateitybos. Bet tik ne dabar. Užtikrina, kad automobiliai neviršytų, kad žmonės sumažintų važiavimo greitį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pirmas reikalas, kad greitis yra sumažintas iki 50 km/h, reiškia, kad tas tiltas yra kritiniai padėty. Jo stovis yra kritinis. Aha. Matai, kaip čia dabar? Tilto stovis yra kritinis, bet vis tiek važiuot galima. Jau turim, kaip sakant, raudoną vėliavėlę proto, kaip sakant, lygiui. Jeigu tiltas būtų kritinės būklės, per jį iš vis važiuot būtų negalima. O matai, drifteris sako, kad yra tiltas neuždarytas, juo dar galima važiuoti, bet tik greitis sumažintas, matai, nes tiltas yra ruošiamas renovacijai ir yra sumažintas greitis. Ten reiškia jisai net nesupranta šitas drifteris, kad remontuojamas tiltas tikrai negalės lakstyti kaip anksčiau tokiais greičiais. Tai čia viskas savaime aišku, bet tik ne drifteriui. Nu, pažiūrim toliau. Ir tai, kad papildomai yra užkrauta matavimo įranga, kuri skirta tam, kad žmonės visgi sumažintų, man rodo, kad tas kritiškumas yra iš tiesų labai aukšto lygmens. Ir kad problema su tuo tiltu, sakykim taip, jeigu pasakysiu, kad diena ant dienos jis gali sugriūti, kaip jau pas mus yra buvę mūsų šalyje, toj mūsų gerovės valstybėje, kur mes niekada nesam taip gerai gyvenę. Taip.
Matai, griūva tiltai ir viskas griūva. Nu, aš tikrai nesiginčiu. Yra kelių, kuriems reikia tvarkyti, kuriuos reikia tvarkyti. Yra kelių, yra tiltų, bet viskas yra daroma. Nebus taip, kad tau per vieną dieną viską imtų ir sutvarkytų. Taip nebus. Bet palaipsniui viskas yra renovuojama. Ne tik tiltai, ne tik keliai, bet ir namai ir taip toliau. Ir čia nereikia išsproginti akių ir žiūrėti, kad čia, blogai gyvenam, oi, kaip blogai. Nu, aišku, jis sako, kad taip gerai, čia sarkazmiškai, bet jisai nori parodyti, kad čia labai blogai yra šalyje. Kokia sąskaita? Tiltų, infrastruktūros, kelių sąskaita. Kažkaip visokiom Ukrainom ir visokiem kitiem LGBT projektam ir dar visokai. Jis jau apie Ukrainą pasakė, reiškia, nepatinka, kad Ukraina yra palaikoma, jau prorusiškas reiškia požiūris, nes kam daugiau gali nepatikti? Aišku, kad proruskiam. Nu, tai tik tokiem gali nepatikti, kad Ukrainai yra palaikymas skirtas. Nu ir ką čia jisai yra nukopijavęs, ką čia uždėjęs ant ekrano. Iki šiol Lietuva yra skyrusi humanitarinės ir finansinės karinės pagalbos, kuris sudaro 1,42% bendro vidaus. Nu, Ukrainai čia turbūt, jo, labai, bet čia nerašo, kad Ukrainai, čia gal apskritai dar kažkam. Tai labai gerai, kad mes galim dar tiek sau leisti. Aš irgi sau leidžiu iš savo asmeninės sąskaitos paremti Ukrainą ir visokias akcijas, kaip radarom, kaip čia dabar tas, kur Laisvės televizija perka mašinas į Ukrainą išveš, tą irgi palaikau. Nu, akcijų prisidedu. Ohmaną dar palaikau, visą prisidedu, kiek galiu. Nu, ir dar ką čia apačioje rašo, planuojama, kad visas projektas laikinojo tilto pastatymas ir esamo tilto rekonstravimas bus baigtas 26 metais. Darbus atliks sutarties vertė kiek daugiau nei 24 milijonai. Nu tai ką tu nori pasakyti, drifteri? Ar čia mes blogai gyvenam, ką? Blogai gyvenam, kad galim skirti tiek pinigų tiltų renovacijai. Čia ne tiltų, o vieno tilto renovacijai. Čia reiškia blogai gyvenam. Čia jis ką tik save dekonstravo, savo žodžius ką tik išnunulino savo žodžius. Tai šūdą pasakei. Pats parašei tekstą, kokios sumos skirtos tilto renovacijai ir matai, jis sako, kad dar negerai gyvena. Ot huilo. Velniavai mes pinigų turime, o va štai susitvarkyti kelius, tiltus, pensijas. Nu, ko tu nušokai prie tų pensijų? Tik ką tik buvai parašęs, kad tilto renovacijai sutarties suma ten 24 milijonų. Tai čia pinigų neturim. Su pensijom irgi viskas gerai. Turiu pensininkus tėvus, gauna tas pensijas. Viską. Dar galbūt padarysiu laidą apie pensijas, nors ką čia tempti. Mes taip gerai gyvename Lietuvoje, kad žmonės pradirbę, turėdami, surinkę, sukaupę stažą pensijai, negali išeiti į pensiją, kadangi pakeisti įstatymai, dirbkite. Kodėl? What the hell? Liktai aš neturėčiau pensininkų tėvų. Jie jau seniai pensijų. Tėvas daugiau gauna pinigų, mama mažiau, tėvas traktoristas buvęs, mama ten dirbus, rūbiniai, valgykloj, jinai mažiau gauna. Nu, bet abudu gauna. Todėl, kad nėra valstybėje pinigų pensijoms. Vogti, sukčiauti, apgaudinėti pinigų yra, o pensijoms, tai kad žmogus dirbo visą gyvenimą, stengiasi dėl šitos šalies, dėl Lietuvos. Ne, jisai stengiasi, dirbdamas paprastą darbą, jis stengiasi dėl savęs. Pavyzdžiui, mano tėvas tai stengiasi išgert, kad daugiau turėtų ten. Mums tada tų pinigėlių mažiau skirdavo, kiek pamenu. Lermas pakelt prisisprogęs ten dar ką nors. O mama, mama tai dirbo. Mama buvo ta vienintelė, kuri išlaikė mane ir brolį. Mama tai stengiasi ir aš iki šiol esu mamai dėkingas ir iki šiol skiriu jai savo paramą. Kai jau pradėjau dirbti savo darbą ir gauti pinigus, aš visada ir mamai skiriu tam tikrą sumą. Tai nes žinau, kad šitas žmogus yra vienintelis, kuris dėl mūsų stengiasi. Ne dėl valstybės, kaip čia sako drifteris šitas. Ne dėl valstybės jinai stengiasi. Jinai stengiasi dėl savo vaikų, dėl mūsų. Ir viską darė, kad tik mes dar būtumėm į mokyklą išleisti nesuplyšusiais batais, kelnėm ar ten kokiom striukėm ir taip toliau. Jinai žmogus tai stengiasi. Tėvas mažiau, nes jisai išgerinėjo ir iki šiol išgerinėti mėgsta. Tai
nieko čia nepadarys. Bet vot pensiją gauna didesnė tėvas. Nu, nors ir išėjo į priešlaikinę pensiją, kaip sakant, tą priešankstinę, kaip ten vadinasi, net nesulaukęs savo to tikrojo stažo. Bet gauna daugiau nei mama. Jisai stengiasi, jisai gamino kažkokį produktą, nesvarbu kokioj sferoj. Jisai bet kokiu atveju, ar juodais, ar gražiais pinigais, ar baltais ten. Nu ir vėl turim proto, kaip sakant, lūžį. Drifteris nesupranta, kad juodais pinigais yra valstybei nulis pajamų. Čia valstybė negauna iš juodų pinigų, jeigu tu gauni į rankas kažką ten, kažkokį nelegalų darbą darydamas. Valstybė negauna šito nuo tavęs. Tu neišlaikai valstybės, tu nesistengi dėl valstybės, dėl šalies. Tu tik dėl savęs pasistengi. O dėl valstybės viskas, tu nesumoki dėl to mokesčių. Ir drifteris tai aiškiai ir šviesiai tiesiai čia pasakė į kamerą. Tuo patvirtindamas, kad yra visiškas debilas šiuo klausimu. Legaliai, nelegaliai, jisai dirbo šitoj šaly ir jisai kūrė produktą. Jis prisidėjo prie šalies gerbuvio. Ne. Jeigu jis dirbo juodais ten pinigais ir nelegaliai, kaip tu sakai, jis neprisidėjo prie šalies gerbuvio. Šalis nuo to nieko negavo. Tai va, drifteri, suprask tai, jeigu dirbi juodais, tu neremi valstybės, nemoki mokesčių, viskas tuo pasakyta. Esi nelegalus darbuotojas, įstatymo pažeidinėtojas. Taip. Ateina pensijinis amžius, tai negana, kad tas amžius yra nukeliamas kaip galima toliau, tai dar tau išeinant į pensiją, dar prasideda visokie įdomus dalykai. Kaip pavyzdžiui, buvo išleistas įstatymas, pataisimas, nežinau, nesigilinsiu, nepasakosiu. Žodžiu, buvo išleistas įstatymas, bet nesigilinsiu ir nesiaiškinsiu, bet paknisiu protą savo žuviukams, kurie besmegeniai žiūrės ir sakys, oho, mes nedirbę visą gyvenimą, negaunam pensijos. O vat, visi tie žmonės, kurie dirbo, gauna pensiją. Mano tėvai, aiškiausias pavyzdys, mano draugų tėvai. Visi gauna pensijas, kas mažesnė, kas didesnė, priklauso nuo kokį darbą dirbęs. O mano tėvas, pavyzdžiui, traktoristas buvęs visą gyvenimą, tai gauna ir didesnį pensijų. Nu, nei mama ten valgykloje ir rūbiniai dirbos. Nu tai jo, bet gauna pensijas abu. Bet mintis yra sekanti, kad surinkus tam tikrą stažą, tu gali išeiti į pensiją anksčiau nei pensijinis amžius. Nu taip. Ir įsivaizduojat, žmogus sulaukia to, surenka jau tą stažą, nusprendžia, velniop, nebesikankinsiu, nebereikia man to darbų, nereikia man ten tų pinigų, daugiau einu į pensiją, nes, sveikata jau nebeleidžia dirbti taip, kaip yra apkraunama darbdavio. Žmogus nueina į sodrą ir sako, kokiu klausimu atėjo, aš noriu į pensiją. Kaip? Įsivaizduojat, žmogus nebenori dirbti, nueina į sodrą ir sako, aš noriu į pensiją, duok man pensiją, aš nebenoriu dirbti, aš noriu pensiją. Ir šitas drifteris tokiu mąstymu nori pasakyti, kad jis protingai šneka. Debilas, kitaip nepasakysi. Jeigu kiekvienas dabar nueitų į sodrą ir sakytų, aš noriu nebdirbti, bet gaut pensijų. Tai sodra sakytų, gal tu geriau į kokį tai psichuškį nueik, o ne į sodrą. Tas drifteris nesupranta šito. Ir mano tėvai abudu yra prieš ankstiniai pensijai. Ir gauna. Abudu prieš ankstinį pensiją. Mama dėl sveikatos nuėjo, tėvas biški dėl tingumo. Bet ką padarysi? Bet abudu prieš ankstinį pensiją. Aš esu to gyvas pavyzdys įrodymas. Tai jums dar iki pensijos ten 2 metai? Kaip tai 2 metai? Tai būtent, mano mamai kaip tik buvo 2 metai iki pensijos, bet jinai prieš ankstinį išėjo. Aš turiu sukaupusi stažo ir pasikeitė. Tiesiog ten tiek buvo norinčių išeiti į pensiją, kad buvo pakeista. Mes gyvenam gerovės valstybėje, kur mes niekada nesame taip gerai gyvenę. Bet žmogus atidirbęs visą gyvenimą, surinkęs tą stažą, išeiti į pensiją negali. Gali. Ir išeina. Jeigu esi surinkęs stažą, tu išeini į užtarnautą pensiją. Viskas. Nėra čia ko ginčytis. Tebūnie. Kitas momentas su pensijomis. Žmogus atidirbęs visą gyvenimą, turėdamas stažo, jam pradeda skaičiuoti pinigus, kiek jam bus tos pensijos. Ir už tuos metus, kuriuos jisai dirbo Tarybų sąjungoj, kai Lietuva buvo Tarybų sąjungos sudėty, jam už tuos metus stažas skaičiuojasi, bet pinigai nesiskaičiuoja. Melas ir dar kartą melas.
Drifteri, meluoji. Skaičiuojasi viskas. Mano abu tėvai dirbo sovietiniu laikmečiu. Tėvas iš vis ten nepriklausomybės metais ir mažai be padirbo. Iš vis mažai ten be išdirbo jisai. Bet pensiją gauna didesnę negu mama. Mama išdirbo netgi iki, nežinau, 2000-ųjų gal metų išdirbo. Ir jinai gauna mažesnę pensiją negu tėvas. Bet dirbo visą gyvenimą. Bet tik tai tokį, vat, kaip čia pasakiau, mažiau apmokamą darbą. O tėvas traktoristas. Nuo sovietinių laikų dirbo traktoristų. Ir už visą tą sovietinį laikotarpį pensija yra priskaičiuota ir didelė mokama. Tai va. Ar žinojai, kad jau 47 milijonai žmonių visame pasaulyje savo pinigus palikė Revolut? Įsiskaičiuoja. Ten buvo kita valstybė. Pala. Lietuva perėmė tos valstybės teisės ir įsipareigojimus. Aha, krapštelėjai už nosies. Žinai, kad meluoji, velny. Žinai, kad meluoji. Aha, čia buvo tas refleksas, kurio nesuvaldysi. Ir per nosę pabraukysi. Melagis. Kažkodėl tai pamirštama. Nepamirštama. Tai gal tada, galbūt mes tada, jeigu jau taip, ne, ten buvo kita valstybė, tai gal mes tada atiduokime tai kažkokiai mistiniai valstybei, reikėjo gražinti. Ne mistiniai valstybei, o Rusijai. Gamyklas, mokyklas, universitetus, visą tai, kas buvo tos valstybės. Gal jūs atiduokite tiem žmonėm, kurie ten dirbo, tą turtą, tiksliau, pinigus atiduokite už tą turtą, už tai, ką tie žmonės dirbdami toj kitoj šaly pastatė, už tą pastatytą, sukurtą turtą, už tos produktus, sumokėkit tiem žmonėm. Ne, nenorit? Norėtum, kad mes ne Ukrainą, bet Rusiją palaikytum. Bet taip nebus. Taip nebus. Mes Rusijai kaip tik dar daugiau sankcijų tiem teroristams, kad užpuldinėja šalis. Ukrainai karą, kad sukėlė. Tik tai sankcijų reikia, tik tai dar daugiau sankcijų. Nežinau, ar beverta žiūrėti šitą balvoną. Tie šmusukiai pavogė. Jo, žodžiu, eilinis nusišnekėjimas, bet tam kartui užteks. Tad ačiū, gerbėmieji ir negerbėmieji, kas pabuvot kartu ir pasižiūrėjot į dar vieną protiškai tokį, galima sakyti, atsilikusi Lietuvos ar ne Lietuvos pilietį. Turbūt, kad Lietuvos pilietis yra, bet abejoju. Labai jau jam patinka matyti kita šalis labiau negu Lietuva, nes jam čia matai gyventi negerai. Tai jeigu negerai, ten ir varyk, kraustykis į tą, kur geriau yra gyventi. Bet ne, jūs ne vienas to nepadarysit. Bet vat painkšt visi moka tokie bukapročiai. Nu tai va, dėkoju, kas pabuvo dar kartelį ir iki kitų kartų. Iki!